nėra savaime suprantamų dalykų. Yra klausimas, kaip tu matai šitą situaciją? Ir pasikalbam, kad visa tai, kas vyksta mano gyvenime, yra surežisuota. Praktiškai galėčiau atsisėsti, sėdėti, valgyti popkorną ir viskas vyksta. Nes man kyla klausimų, nes vis tiek tas protas jisai taip veikia. Čia gal ne taip, čia gal ne ten, gal čia taip neturėjo. Bet kadangi jau vyksta, aš turiu išmokti ir suprasti, kad toks yra planas. Viskas gerai, tu daryk, pamatysi. O tu nežinai, kad žmogaus gyvenime darosi, koks jo yra, apie ką jis yra. Ir gali būti, kad žmogui tu pasakęs, kaip daryti ar kažką pataręs, tu gali jį visai į kitą kryptį palydėti. Turbūt ir taip ir atsitinka tas pokytis iš to tokio uždaro į jautrumą, į atvirumą ir tada aplinka keičiasi. O kaip suderinti jautrumą, apie kurį tu pasakoji, ir vyriškumą? Jie eina vienas su kitu. Tik tai, taip kaip mes kalbėjome apie sportą, kad jisai yra, žmonės apie nieko nežino. Nes jeigu tai ne mano tema. Man sakė fizinis lavinimas, bet aš paskui suprakitavęs, nusiprausti negaliu, kažkas iš manęs pasityčio rūbinėje, aš daugiau to daryti nebenoriu. Ir atsiranda kažkoks blokas, tai lygiai taip pat atsiranda ir įvairių blokų su jautrumu ir vyriškumu. Kad kažkada aš paverkiau, kažkas pasijuokė, kažkada buvau vyriškas, užaugo didžiulė galia, tada nesupratau, kaip tai suvaldyti, tada atsiranda toks tironizmo momentas, tada pradedu visiems tą galią demonstruoti. Ir jeigu kažkuriame etape būtų mokoma, kad sujung tuos du dalykus, jautrumas, vyriškumas ir kad visom formom ir kampais tai yra gražu ir gerai, tai turbūt mano ta dalis, jinai tokia ir buvo, kad mano tėvai turėjo tą vienas labai griežtas, bet labai konkretus ir labai turintis tą geležinę valią, kitas turintis labai didžiulę atjautą ir labai daug meilės. Ir aš mačiau tos du kraštutinumus, ne? Bet aš tik paskui kažkada, kai pradėjo pas mane vaikai atsirasti, aš pamačiau, kad jie yra tiesiog tobulas junginys. Ir man augant kaip vyrui šitam visuomeniai, aš nežinau jokių taisyklių, knygose nerašė, nes aš jų neskaičiau, man buvo jos neįdomios. Mokyklai nedėstė, ten krepšinio treniruotėse gaudavau labai tokį grubų viso to parodymą, kaip ten vyksta susidarojimas ir kas stipresnis, kietesnis, tas visus užgožė ir tada turi valdžią. Ir kažkaip visą tai mane vedė iki tam tikro taško, kur man atsitiko taip, kad aš suprantu, kad ne taip turi būti ir aš nesu patenkintas tuom, nes visų pirma, aš nesijaučiu, kad aš esu geras vyras savo žmonai, nes aš neturiu to jautrumo. Aš esu labai stačiokiškas, grubus, labai toksai ir net liepiu ir net jaučiu poreikio žmogaus. Ok, supratau. O kita dalis, kad iš manęs eina tas jautrumas, bet aš jį blokuoju, jis negali išeiti, nes nepasirodyk, kaip čia dabar bus. Ir tol, kol mano aplinka buvo tokia, aš ir laikiausi tam rėme, bet labai dažnai turėdavau tokį norą išrėkti, išverkti, atrodo, kad kažkas išlaisvinkit, prašau, išlaisvinkit kažkas, prašau. Ir kai galbūt su alkoholio sprendimu atsisakymo pradėjo ateidinėti žmonės, praktikos, ta dalis. O prieš kiek laiko atsisakei? 20 metų atgal, man buvo 20 metų, 19-20 metų kažkas tokio, mes tik su žmona susipažinom, truputį pasilinksinom ir aš kažkaip sakau, man užteko jau, aš kažkaip čia nuo truputį anksčiau visą tai darau ir aš to nebenoriu daryti. Ir tada pradėjo lysti tas jautrumas ir tada reikėjo išmokti, nes jautrumas lenda ir aš iškart bėgu slepiuosi už medžio ir kas šitas jautrumas, tada reikėjo ateiti, prisijaukinti, paimti už rankos, atsisėsti, pakalbėti, pabendrauti, susipažinti. Tai šitaip veikia, ne, čia kaip tau sako, tai čia nereikia, taip reikia kitą. Supratau, geras. O tada tas nesudemonizuoti kitos priešingybės, kad čia tas, žinai, vyriškumas, čia tas, čia tu kaltas, kad aš čia nebuvau jautrus visą gyvenimą ir visą tai praleidau, dabar čia reikia tave pašalinti. Tai irgi ne. Ir vieną ir kitą priimti, nes su ta dalimi aš galiu labai daug ką nuveikti, bet su šita dalimi aš labai galiu su atjauta pasižiūrėti ir priimti apie tai, kas darosi ne tik mano viduje, bet ir pasaulyje, aplinkui. Aš bendrauju su žmonėm. Aš juos matau, bet aš daug metų jų negirdėjau ir nemačiau ir čia staiga taip atsitinka viskas jautriai. Ir tada
pasikalbėjau su vienu, pasikalbėjau su kitu. Nu čia ne aš kalbu apie save, man padėjo tai padaryti mano mentoriai. Ir tada visą tai susivienyje ir toksai kaip blyksnis tokia šviesa graži. O kokie tavo praktiniai patarimai vyrui, kuris galbūt dabar tokiame etape, kuris jaučia, kad jis turi daug jautrumo, bet nežino arba bijo jo, kaip parodyti, kaip išreikšti? Tai iš tikrųjų, kadangi tai yra pas mus galbūt ir problema, bet tuo pačiu ir ne problema. Labai gerai, kad tai vyksta. Ir kuo labiau vyrai yra ten spaudžiasi, tuo labiau jiem arba kažkur kažkas pratrūksta. Iššaus, ar ne? Jo, Spiruoklė. ir tada jie eis ieškoti, arba tada jų gyvenimas baigsis, arba tada bus kažkokios kitos dramos ir niekas nesikeis. Ir jo visuomenė sudaryta taip, kad moterim yra labai daug tų visokių būdų, krypčių, galima ten pagal kiekvieno skonį ir norą pasirinkti. O vyrai turi labai nedaug tų vietų ir erdvių, bet netgi jau dabar turi kelias, kur vyrai gali nueiti ir tų vyrų mastas po truputį auga, nes informacijos kiekis atsitinka. Ir tada tie vyrai ateina ir gerai, dar kitaip pasakysiu, aš skaičiau knygą Herojus su 1000 veidų. Tai, kad tai nevyksta, yra netiesa. Tai vyksta, tik tai vyksta truputį kitokia forma ir moteris galimai tos formos nepriema, nes niekada jose nebuvo ir jom tos formos niekaip netrodė, kad čia yra ta rimta, normali forma, kur vyras gali atrasti tą jautrumą. Ką turiu omeny, kokią formą? To ir pasakysiu. Tai toj knygai buvo aprašyta, kad tais laikais, kai dar žmonės gyveno visi, kai nebuvo miestų, kai visi gyveno kaimuose ir susitikdavo, pavyzdžiui, moteris paupy, plauti, skalbti ir susitinka senos moteris, vidutinio amžiaus moteris, jaunos, vaikai, išvis leliukai, paaugliai ir visi malasi vienoje vietoje, kažkas prausisi maudosi, kažkas daro plauna, tada kažkas pasimoko, ar gali man padėti, nes čia dabar išgręžti. Ir tuo metu vyksta pokalbiai. Tuo metu vyksta ir pokalbiai, tai išsišnekėjimas, tos terapijos, pavadinkim. Tada šalia vyksta ir mokymasis. Tada sėdi išmintinga močiutė, dalinasi su ateities kartom, kaip čia reikėtų būti ir ką aš nugyvenau per gyvenimą. Ir visa tai vyksta labai gražia forma, kur kiekvienas pasiema. Ką darydavo vyrai? Tai vyrai susitikdavo kažkuriuose kituose darbuose. Kažkur eina medžioklė, eiti pjauti, gaminti, statyti, atnešk, paduok. Va tokia forma. Tada buvo viskas perkelta į miestą. Ir tos dalies nebeliko. Tai kur visi ėmė susitikinėti. Tai vyrai susitinka kavinėse, restoranuose, aludėse, susitinka ten, kur mašinos taisomos, susitinka kažkur, žodžiu, visokiom įvairiausiom formom. Moteris eina į parduotuvę, eina į kavinę, eina į masažo terapiją ir tenais atsitinka tas pats, kas buvo prieš daug metų. Ir tai vyksta. Tai tos terapijos jos vyksta nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną. Tik tai, apie ką mes kalbam, jau tokį labai koncentruotą, ištrauktą, kad žiūrėk, čia yra tai, kur tu gali išlaisvėti. Tai dar daug kam iki to tiesiog reikia ateiti, nes negali paimti žmogaus, kuris gyvena tam tikrą gyvenimą, kuriame vyksta viskas labai taip surežisuotai, paprastai ir staiga per prievartą jį paimi ir numeti kažkokią tai vietą. Tai taip niekas nenusimeta ir taip neatsitinka. Dažniausiai žmonės nukeliauja tenais, jau kai jiem laikas. Ir jeigu aš jau atsidūriau kažkur arba pradėjau apie tai galvoti, vadinasi, jau kažkas vyksta. Nes jeigu man apie tai niekaip, jokia forma nėra aktualu, aš nei matysiu, nei girdėsiu, nei mane kažkas tenais nusiūs. Man tiesiog bus kaip, nežinau, noriu sakyti kaip kryžius, bet ne kaip kryžius. Tiesiog aš matau, kad ten kažkas sudemonizuota, aš iš karto į kažkokią klasifikatorių, kažkokią etiketę, niekada gyvenime ten manęs neįdėsi, nes ten kažkas baisaus. Aišku, ten yra pokytis. Tai jeigu žmogus pasiruošęs pokyčiui, jis keis aplinką. Aš taip tave išgirdau. Vienareikšmiškai, aplinka mano pasikeitė. Ir nesakau, kad mano aplinka, kuri buvo, kad jinai kažkas jai buvo negerai, mes vis dar su tą aplinką sustinkam, pabendraujam. Ir galbūt ir aš prisimenu savo kelionės pradžią, arba kur nuėjau, arba kur aš galėjau pasilikti, visokių pasvarstymų atsitinka. Ir žmonės, kurie su manim susitinka, jie mato, girdi pokytį ir labai atsargiai kažko klausia ir tada nereikia per daug visko ten. O tiesiog, žmogus klausia, papasakoja, neklausia, nepasakoja, tiesiog būni su žmogum ir leidi kažkaip ir savo, ir tam žmogui pažinti ir pabūti ir pamatyti, o kaip gali būti. Kaip galėjo būti, kaip galėjo likti, kaip gali būti kitaip. Ir tada žmonės pabūna, pasišneka, mes, aš ir turiu dar draugų iš praeities. Susitinkam ir mes
išsiskiriam. Ir viskas. Ir tada jau ten aš galvoju apie tai, mano širdį vis dar yra tie draugai ir aš jų širdį esu, nes jie mato. Ir paskui aš turėjau tokį atvejį, kai būdamas paauglys labai buvau įskaudintas ir per patyčias, ir per viską. Ir labai daug to pykčio, kuris vyko visur. Ir mokykloje kažkiek buvo, ir namie kažkiek buvo, ir nežinau, nes nebuvau mokytas, kaip su visu tuo tvarkytis. Ir aš visą tai tada tuo metu išreiškiau ant kitų žmonių. Atidaviau tą savo skausmą, bet jie irgi nemokėjo konvertuoti, kažkam kitur atiduoti. Ir pasiliko jų viduje. Ir štai mes 20 metų nebendraujam. Ir žmogus gyvena ir kiekvieną kartą, kai mane pamato, jaučia vis dar tą patį jausmą, tokį negatyvų. Bet vaizdinį mato tai kitokį. Ir savo pasako vieną istoriją. Ignas, labai blogas žmogus. Bet kaip gali būti, kad toks blogas žmogus šitaip dabar gyvena? Tai yra kažkoks nesutinka. Ir taip gyvenime sudėliojo tokias situacijas, kad mes imam ir vis susitinkam su tuo žmogum. Ir jisai mato, kad nebėra to tokio prieštaravimo, nebėra to tokio pykčio, mato, kad žmona yra, mato, kad vaikai, tada kažkaip jis taip po truputį prisileisdamas šyla, tada gal galiu su tavo vaiku pažaisti, mato, kad tas vaikas irgi visai kitoks, kad nėra tokio. Ir tada kažkurioje vietoje vyksta sprogimas ir kapituliacija ir tada žmogus paima ir pasako, Ignai, aš daug metų savo širdį nešiau, tai aš to noriu tai pasakyti. Ir jisai pasako. Ir jisai verkia, ir mes kartu verkiam, ir pasišnekam. Bet aš matau, kas čia vyksta. Ir jisai viską išsišnekėjo. Ir jisai tada viską papasako, kad aš, žinai, man dabar taip lengviau pasidarė, nes aš kažkaip negalėjau suvokti, kad ar taip gali būti, nes atrodo, kad gyvenime viskas yra taip labai blogai, o pasirodo, kad galima keistis. Ir tu pasikeitė, ir tu man davėjai viltie. Ir aš toks sėdžiu, gal, kas čia dabar vyksta. Ne, tai turbūt ir taip ir atsitinka tas pokytis. Iš to tokio uždaro į jautrumą, į atvirumą ir tada aplinka keičiasi. Kuo skiriasi pasitikėti savimi ir tikėti savimi? Tiesiog tu dirbi su daug žmonių, ar tau tie žodžiai skirtingai skamba? Koks yra jų kontekstas? Aišku, kad skirtingai skamba. Pas mane gal jau ta savoka pradėjo keistis. Nes to tikėjimo, pasitikėjimo aš daug labai įgūdžių įgavau nuo vaikystės, kuriuo aš nemačiau, nežinau, ką turiu, bet paskui jie man ateityje pasitarnavo kaip disciplina, pavyzdžiui. Su žmonėm bendrauti ir jiem padėti, nes jie neturi disciplinos. Tai tas toks žinojimas ir tikėjimas, kad tai veikia, jisai atėjo vėliau. Ir aš jį turiu. O pasitikėti savimi labai daug kartų esu daręs labai daug dalykų savimi pasitikėdamas ir tai mane nuvedė ten iš vis į priešingą pusę, negu kad aš norėjau nueiti. Tai tas tikėjimas savimi, kad, pavyzdžiui, aš turiu dvasinį mokytoją, turiu kryptį, turiu žmoną, turiu šeimą, kad tai yra mano pagrindas ir tvirtas pagrindas. Tikėjimas savimi, kad man pasirūpinti savo sveikata, tai aš galėsiu visada sugalvoti, ką aš noriu veikti, ką aš noriu daryti. O tas pasitikėti, man bent jau asmeniškai savimi, tai dar reikia ties tuo padirbėti. Aš dar dirbu, kad jau tikrai pasitikėčiau ir pasakiau, padariau. Aš mokusi to, nes atrodo, kad, tai žinai, aš jau čia viską moku. Bet paskui viskas apsisuka ir pamatau, kad nieko aš nemoku. Bet vėlgi tai yra gera pamoka man. Tai gal vienas labiau į išorę, o kitas į vidų? Iš to, ką aš girdžiu apie tave. Galima ir taip sakyti. Esi sporto žmogus, ar ne? Sporto pasaulio atstovas ir man atrodo, tu nemažai prisidėjai prie to, jog pakeitei savoką sporto Lietuvoje ir turbūt dėka tavęs daug žmonių pamilo tą sportą. Ar tu nemanai, kad žmonės sportuodami kompensuoja arba atsveria savo žalingus įpročius? Netaisyklingą mitybą, galvoja, pasportuosiu, galiu bet kaip gyventi, valgyti. Kaip tu matai, kokia mūsų ateitis laukia? Labai geras klausimas, iš tikrųjų visai neseniai atsakinėjau žurnalistam, straipsnį rengė. Ir žurnalistė sakė, kad tokia situacija gerėjanti pas mus, kad viskas čia labai gražu ir faina. Ir aš sakau, gal socialinė erdvė tiek, kiek žmonės mato ir tiek, kiek yra socialinės erdvės vartotojų, naudotojų Lietuvos mastu, tai gal ir gražu. Bet jeigu paimti visą periferiją arba to, ko mes nematom, tai ten ta situacija nėra tokia. Plius per 15 metų, kiek aš dabar esu, aš nebeturiu iliuzijos, kad žmogus įpročius savo gali pakeisti taip. Aš suprantu, kad tam reikia laiko ir kad žmogui nuo mažų dienų susiformavęs įprotis, jis nepasikeičia taip. Nes jo tėvai tokį įprotį turėjo dar gilesnį, jų tėvai dar gilesnį ir viskas eina iš kartos į kartą ir galbūt šitai kartai
kadangi tas informacijos srautas yra labai didelis ir nuolat vyksta ta edukacija, bet jau tokia į gilį, kur tu gali ir tokiu kampu pažiūrėti, ir tokiu kampu pažiūrėti. Ir va toj vietoj ta informacija jinai pradeda keistis, kreiptis ir gražus labai tie postumiai yra. Jaunimas nebenori gerti, rūkyti, narkotikų vartoti, jaunimas nori eiti sportuoti į sporto salę. Gal jie ten atėjo ir žaloja save, bet pats tas noras yra, nes mes tokio noro net neturėjom. Jeigu aš kiekvieną dieną darau tam tikrą įprotį, po nedaug, jisai man ilgalaikiai perspektyvoje duoda labai didelį rezultatą. Kitu atveju aš sportuoju mažiau, apgaudinėju save, galbūt nevalgau, nedarau daug dalykų ir man atidėjimas trunka va tik tai tiek laiko. Tai kai kurie žmonės renkasi šitą kryptį, ten žinai, va truputį pasivalgiau, numečiau svorio, pasidžiaugiau kelias dienas, kelias savaitės, įpratis nepasikeitė ir vėl grįžtų atgal. O kiti žmonės renkasi iš pagrindų pakeisti savo įpratį. Tai 1000 kilometrų kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Nuo pirmojo žingsnio. O sakyk, ko reikia, kad žmogus pradėtų keistis? Iš kur ateina noras? Noras ateina turbūt dažniausiai. Žmonės galima taip sakyti, kad nesinori pasakyti, kad čia apie juos aš kalbu. Tiesiog toks pavadinimas yra neišmanimas. Aš neišmanimą pavadinčiau truputį kitaip. Aš pavadinčiau, kad trūksta žinių, mokykloje neišmokau, universitete nesimokiau, gyvenimas moko, bet aš ten... apie tai nekalbėjau ir aš to nežinau. Tai visa tai sukrenta pažodžiu neišmanimas, nes aš neišmanau. Tai ne kažkaip juos įžeisti pasakyti. Tai atsitinka iš to, kad nežinau, pradėjo skaudėti, skausmas didžiulis, nebegaliu gyventi, reikia kažką daryti. Bet aš taip elgiuosi, nes aš neišmanau. Toliau yra kita žmonių kategorija, kurie mokosi iš kitų. Žiūri, kažkas netaip daro ir mato, kad negerai. Ir jam kažkaip arba jai smegenyse ten suvaikšto neuronų jungtis ir jeigu aš taip darysiu, tikėtina ir man tai bus. Nenoriu taip daryti. Ir tada eina gilintis, ieško žinių ir tas atsitinka. Kiti gimsta sužinojimu. Tiesiog jie žino, kad tiesiog taip yra, tiesiog tokia tiesa. Ar ten žmonės daro, ar nedaro, jie tiesiog žino, kad taip turi būti. Ir jie jau gimė su tokiu žinojimu ir tokių žmonių aš irgi sutikau. O ketvirtoji kategorija yra ta tokia, kurie jie nežino, bet jie eina ieškoti pas vyresnius, kad jie papasakotų, kokia yra gyvenimo tiesa ir ką reikėtų daryti. Kad aš neklaidžiočiau, nes aš galiu ir nedaryti, galiu daryti, galiu galbūt žinoti ir čia būti pats protingiausias iš visų, bet kiti eina ir kreipiasi pagalbos pas žodžiu, išmintingus žmonės ir, tai čia apie išmintingus žmonės, tarkim, jeigu apie sveikatą kalbant, tai kreipiasi į trenerį ir sako, aš jaučiu, kad kažkas ne taip, kad kažką aš ne taip darau, man čia skauda, man taip, aš noriu išmokti. Ar tu gali man suteikti gilių žinių, kad aš galėčiau pats savistovi toliau gyventi ir kad man prie šito klausimo grįžti daugiau nebereikėtų. Ir atsirado linija, kur pavyksta žmonėms perteikti ten 6 dalykus, kuriuos jie gali padaryti, nes aš pats tą patį pasidariau ir man prie šito klausimo grįžti nebereikia. Įsivaizduoju, kokią laisvę sužinoti, kaip pasirūpinti savo kūnu, savo sveika gyvensena, kad nebereikėtų prie to grįžti ir tada galima būtų eiti prie kitų temų gyvenimo. Ar susitvarkius savo kūną gali skirti dėmesio savistabai, sąmoningumui? Vienareikšmiškai. Ar tai nutiko tavo gyvenime? Tai žmonės labai įvairiais kampais renkasi. Jeigu ten paimti finansus, paimti saviugdą, paimti santykius, paimti dvasingumą ir sveikatą, tai mano gyvenime atsitiko per sveikatą. Bet žmonės kitais būdais nukeliauja. Bet kuriuo atveju, jeigu kalbant apie fizinį kūną, tai pagrindas yra sveikata. Nes žmogus jisai turi 1000 problemų, laksto per dieną nuo ryto iki vakaro, ten galva plyšta. Bet tik sustrikuoja sveikata, surakino jo asmeninę nugaros dalį, nugaros apačią, surakino viską, žmogus nebegali nei atsistoti, nei atsigulti jam. Viskas, jis apie nieką daugiau nebegalvoja. Tai yra tik viena ta dalis. Ir jeigu toks dalykas žmogų priverčia atsibusti, ieškoti, atrasti ir galų gale išmokti, kaip iš to išeiti, tai aš sakau kartais, kad ir geras dalykas per skausmą žmonėms išmokti. Ir tada, jeigu jisai nuėjo ir nukeliavo iki sąmoningumo ir tapo laisvas, tai labai gerai. Čia, pavyzdžiui, žmonės ten būna kilnoja svorius, nebuvo mokyti, nežino, į trenerį nesikreipia, nes kainuoja pinigų, nemokėsiu, o kartais ir sumoka treneriui, bet treneris irgi netai padaro, nes irgi gal nežinojo, plus labai negali žinoti, žiūri žmogų iš išorės, bet viduje kaip kas yra, taigi nepasakysi, o žmogus būna neiškomunikuoja. Ir tarkim, žmogus susižaloja ten kažkokį išvarą ar dar kažkas, ar slanksteliai.
Viskas, žmogus nebegali sportuoti, jisai turi eiti į kineziterapinės mankštas, turi ten savo gyvenime judesį apriboti, kažkokių kitų metodų naudoti, tada turi išmokti maitintis. Ir tada jisai ten prisimena tą situaciją, kaip čia labai bloga, kad čia mane sužalojo treneris, čia mane sužalojo svoriai, čia svoris blogis. Bet aš galvoju, kad visai gerai. Daugiau jisai niekad gyvenime to nebesims ir nebedarys, dėl to, kad jisai gavo tokią pamoką ir pakeliui toj pamokoje jisai išmoko, kad kūną reikia puoselėti, kūną reikia prižiūrėti ir saugoti. Tai jo, man fizinio kūno išlaisvinimas arba tas suvokimas, apie kurį kalbėjau, kad aš vieną dieną atsistojau ir man nieko nebeskauda. Ir galvoje tylu, ramu ir aš supratau, kad neturi būti taip, kaip man daug metų buvo, kad nuolat kažkas skauda. Tu pajautai skirtumą. Taip, bet niekas apie tai nepasakojo. O jeigu ir pasako, aš to niekaip nebuvau patyręs, nes aš nuo pat mažų dienų nebuvau tiek sąmoningas, tada, kada jau prasidėjo sąmoningoji dalis, man traumos, skausmai, kažkokia kančia, santykių peripetijos ir visą laiką tokia įtampa. Ir žmonės iš tikrųjų siekia tos vidinės ramybės. Tai vien jau sutvarkius tą fizinio kūno poreikius, tai yra pavalgius, pagėrius, pamiegojus, pasportavus taisyklingai, ne tik mitybos specialistas dėka, ir treneris man labai daug padėjo. Ir aš vieną dieną taip sėdžiu, man nieko neskauda, nieko netempia, mano galvoje nieks neužia. Eina savo kaip gerai. Tai štai koks tas jausmas, kai niekas Wow, ir tada toksai, žinai, kaip man apie tai papasakot visam pasauliu. Kaip man parodyti būdus, metodus žmonėm, kaip jie iki to nueitų. O koks yra raktas? Kaip tu bendrauji su žmonėm? Kaip tu surandi giją tą atvirumo? Nes kartais žmonės klauso ir sako, ir jie nueina į dieną daryti savo pasirinkimų, kuriuos darė prieš tai. Kur yra raktas, kad po tave žmogus padaro pokytį? Kaip tu pats manai? Kaip tu atsakėjai savo? Daug metų labai skubėjau ir man buvo iš tikrųjų nelabai įdomus žmonių pokytis. Ką tu turi omenyje skubėjau? Skubėjau tai reiškia, kad naujas iššūkis. O čia jau kažkas, kas prasidėjo, tai ten kažkas susitvarkys. Kai atsiranda gyvenime ir veikloje mano greičio atsirado, tai taip ir atsitiko. Labai daug dalykų aš iš praeities net nelabai atsimenu, nes toks jausmas, kad aš ten net nedalyvavau. Aš turėjau padaryti greitai, tada bėgau prie kito, daug veiklų ir jau kažkas kažkur pamirštas ir nebeprisimintas. Ir juo labiau, kur ateidavo žmonės ir Ignai, ačiū tau labai, aš numečiau 20 kg, dėkui tau, kad labai padėjai, aš tik tai taip mirksiu, manęs čia nėra ir aš net neatsimenu žmogaus nei veido, nei nieko. Tiesiog, fainai, buvo sudarytos sąlygos, aš važiuoju toliau, man čia susitikimas už 5 minučių. O kur buvo? Buvo tasai pasikeitimas gal, kad nemokėdamas ir nežinodamas kūriau kažką didingo, nesugebėjau priimti pagalbos ir nesugebėjau įvertinti to, ką turiu. Ir kai viskas pradėjo griūti, tai vis dar mėginu laikyti, čia bėgu tą giją, čia kažkokį siūlą. O kas griuvo? Tai griuvo visą tai, ką aš kūriau sveikos gyvensenos bendruomenę, komandą, aš jau mačiau ten labai daug vizijų, kaip į pasaulio kraštą nukeliausim, kaip, žodžiu, visas gyvenimas bus tik apie tai, su štai žmonėm, viską padarysim ir nuveiksim. Aš tai mačiau. Ir kai viskas pradėjo griūti, tada natūrali reakcija gaudyti, žodžiu, ten plytą kažkur, iškrito, reikia įstatyti, ten nesvarbu, kad kitoj vietoj siena nugriuvo, ne, už tos sienos neatstatysiu gerai, ką dar galiu išgelbėti. Ir toks nuolatinis mėginimas gelbėti. O kai viskas jau sugriuvo, tada istorija galvoje tokia, reikia viską atstatyti. Viskas sugriuvo, reikia atstatyti. Bet aš tada apsižiūriu, kad likau vienas. Bet tada dar geriau pasižiūrėjus, pamačiau, kad liko šeima, liko draugai, bendruomenė, liko tėvai. O visi žmonės, su kuriais aš viską kūriau ir kur aš jų tikrai neprižiūrėjau ir kur visi tiesiog pabėgo, nes laivas ėmė skęsti. Tai aš supratau, kad mes turėjom labai gerą, fainą periodą ir jisai užsidarė. O kas toliau? Ir aš kažkiek metų dar mėginau atstatyti tai visokiom įvairiausiom formom. Bet aš visada turėjau tokią galimybę, kurios neturėjau prieš tai. Aš turėjau laiko pabūti su savimi ir pamastyti ir pagalvoti, išsimiegoti, pavalgyti, pasportuoti, nieko neveikti, filmą pažiūrėti. Kokios įžvalgos tuo metu atėjo? Tai tokios ir atėjo, kad tas greitis, jisai yra nepamatuotas, nesužiūrėtas, nesuadministruotas. Jisai yra toksai, tiesiog išdegini savo labai daug energijos. Jis labai turbūt geras greitam startui, ar ne? Bet paskui reikia degimo. Galų gale, netgi ir ta mano situacija, kuri atsitiko ir viskas sugriuvo. Net ir to reikėjo, kad aš gaučiau savo pamoką.
Nes aš atėjau iš neišmanimo daryti. Ir aš viską taip ir padariau, nes svarbu, kad mano vietoje ir erdvėje buvo žmonės, kurie mėgino man ir patarimą duoti, ir kažkaip papasakoti. Aš nesugebėjau paklausyti, nes man reikėjo padaryti tą neišmanimo dalį. O dabar gebėjai girdėti patarimus? Didžiąją dalimi taip. Ir būna kartais, kad neišgirstu, bet tada grįžtu atgal, nedarau skubotų išvadų. Tai man pasakė, aš atėjau, vis tiek dar mintį galvoju, kaip čia padaryti, bet pamastęs apie tai, padėliojęs tam tikrus dalykus, galbūt šiek tiek ir įsivėlęs į veiklą, aš pamatau, kad, ne, ir energijos, ir laiko, ir noro aš neturiu, ir reikia tiesiog pripažinti ir dabar šitoj pirminiai stadijoje viską uždaryti ir tiesiog fokusuotis į kažką vieną. O kartais būna, kad padarau, bet tada grįžtu prie tos minties, kad po vieną dalyką per kartą. Tu išmokai daryti 14 dalykų, bet vieną dalyką per kartą. Ar jis jau geras, sustiguotas, profesionaliai, aukščiausiam lygi, ar ne? Ar jisai dar irgi toks suskilėm, kur visur vanduo bėga, bet aš ten čia užklievau, viskas gerai. Tai čia kažkaip atlaikys, važiuojam prie kito. Tai va tokiu būdu aš prisimenu tą pokalbį su savo mentorium ir vis mėginu grįžti į tai, kad, supratau, gerai, nieko tokio. Šitas gali palaukti. Jisai gali būti tiesiog įrašytas į mano darbų sąrašą, kuris gali atsitikti, o gali ir neatsitikti. Ir man jau tapo gerai, ta dalis. Bet, žinai, dar tu uždarėjai klausimą apie tai, kur tas buvo momentas, kur tas buvo klikas, kai viskas ėmė keistis, tai turbūt, kai viskas ėmė griūti, aš nesupratau ir tai nebuvo klikas. Kai viskas sugriuvo, irgi nebuvo klikas. Kai apsižvalgiau ir susivokiau, kad liko tik tai mano artimiausi žmonės, irgi nebuvo klikas. Kai aš likau vienas studijoje tarp savo 4 sienų 6 metam. Ir kai aš pradėjau pykti ant savęs, graužti save, pradėjo grįžti visi tie prisiminimai, ko aš nepadariau, kam ką pasakiau, kam ko nepasakiau, nepadariau, man ten atsirado labai dideli priekaištai savo. Ir va ten atsitiko klikas, jisai toks pradėjo eiti link to tikrojo kliko, kad tai, ką aš visą gyvenimą žmonės mokiau, pats nedarau. Ar valgai, Ignai, taip, kaip turėtum valgyti 5 kartus per dieną? Su užkandžiais, su maistu, kad visų maistinių medžiagų gautum? Nevalgau. Gal pasimokyk. Būtų visai pravartu, nes jeigu nori ne tik sukelti didelį masiškumą ir įkvėpti žmonės judėti, bet jeigu nori, kad būtų ir dar konkretu ir kad jie pasidarytų ir žinotų kelią, kaip tai padaryti, gal pirmoji eilėje pats pasidaryk. Ir kiekvieną žingsnį, kurį aš beėmiau daryti sveikos gyvensenos apie tuos 6, kuriuos kalbėjau, ten reikėjo laiko. Ir ten reikėjo atsisėsti ir padaryti, ir sugerti vandenį, ir išmokti valgyti, ir dar pasirodo reikėjo ir laiko atrasti nieko neveikti, bet tiesiog pabūti nieko neveikiant. Ir tai buvo didžiausias iššūkis. O kaip tavo galvoje veikia disciplina? Tai juk tą daryti reikia turbūt ne valios, o disciplinos. Kokia yra vidinė motyvacija, arba kaip tu savo žodini, kai sveikai valgyti pradžioje arba sportuoti, kol tu nesi išsiugdęs, reikia tos disciplinos. Reikia savo parduoti tą idėją. Tai aš taip gal esu sakęs ir čia noriu grįžti prie to, tai iš savo tėvo paveldėjau geležinę valią. Tai valios nepasiduoti ir nemesti aš turiu. Dabar disciplina, tai reikėjo ją išmokti, tai kokia ta disciplina mano, nes jinai ten tokia buvo, aš ten dirbu kažką, sportuoti nesportuoju, valgyti nevalgau, dar kažkokio alkoholio, tabako buvo kažkuriai tam periode, tai va tokia ir disciplina, kad jeigu sutariau, kad darysiu, taip tai ir darau. Bet kai viską aš nusprendžiau mesti, tada reikėjo tą discipliną perorientuoti ir turbūt pirmoji disciplina, kurią aš prisiminiau, tai yra sportas. Eik sportuoti. Ir tada mokiausi sportuoti. Ir didesnių, gilesnių žinių apie tai, o kas darosi galvoje, dar tuo metu nebuvo. Tada atsirado antroji disciplina – sąmoningumas. O kas yra sąmoningumas? Tai aš gal pabaigsiu ir tada atsakysiu. Tai ta sąmoningumo dalis atsirado, kad aš pradėjau gilintis į save ir ieškoti atsakymų, nes man, kai sportas atsirado, nustojo alkoholis ir tabakas būti ir tada prasidėjo vidiniai pokalbiai. Ir ten vyksta tas pokalbis, šaršalas, ten kažkas kažką šneka, prieštaras kažkokias mėto, klausimus uždavinėja. Aš tai girdžiu ir aš galvoju, kad man kažkas negerai su galva. Šizofrenijos forma. Bet kai atsitiko paskaitų klausimas, ten atsitiko ir paaiškinimai, kad tai tu atsisakai žalingų įpročių, tavo triukšmas viduje pradėjo mažėti. Pradėjus mažėti vidiniam triukšmui, ar išoriniam ir vidiniam, pas tave pradėjo girdėtis tavo vidaus pokalbiai,
ko trokšta tavo siela, ko tu nori, ką veikti, ką daryti. Ir kalbėkis, atsakyk, ieškok galbūt žmonių, krypties, mentorystės, kas tu gali padėti tuos klausimus atsakyti, nes aš pradėjau juos tempti namo žmonai. Žmona sako, aš nežinau. Aš tada tėčiui, tėtė, o ką tu? Sako, ir aš nežinau. Mama, o ką tu? Nu ir aš nežinau. Nu, tam tikrus atsakymus žino, tai tam tikrus klausimus, bet tam tikrų vidinių klausimų nebuvo tų atsakymų. Tai turbūt aš pamenu, manęs kažkada prieš daug metų paklausė, nes ašgi kai parašiau knygą Sportas, mitybas, sąmoningumas ir kažkas atėjo į mano prezentaciją, labai žinomas Lietuvoje lektorius ir jis manęs paklausė, sako, o kas yra tavo žodžiai sąmoningumas, tai turbūt aš tada tuo metu atsakiau vienaip. Šiandien dienai aš galiu atsakyti, kad nėra vieno atsakymo, kas tai yra, visiems labai skirtingai, priklausomai nuo to, kokiam tu gyvenimo etape esi, bet man labiau sąmoningumas jisai eina per tokį šiek tiek paprastesnį žodį, kad tai yra žinios, kad aš užsiemu saviugdą ir gilinuosi į save, į pasaulio suvokimą, kaip veikia principai. Ir bet kuri tema, kuri man yra aktuali tai dienai, ar tai yra santykiai, ar yra finansai, kad jeigu aš gebu atsitraukti nuo viso to, išskirti laiko ir pasigilinti į tą temą ir išsiaiškinti, ką man daryti. Tai mano manimu čia yra sąmoningumas. Toliau kita dalis sąmoningumo tai yra, jeigu aš sugebu būti čia ir dabar ir gebėti suprasti, kas vyksta, nes tame etape aš nesupratau ir pas mane buvo tiek daug greičio, kad aš net nebuvau niekur. Tai va tas irgi būti čia ir dabar, suvokti, kas vyksta ir va tas dėkingume būti čia ir dabar šią akimirką. O koks tavo atsakymas žurnalistui buvo tada į šį klausimą? Tai ten kad buvo žiūrovai lektorius, pamatytų pokytį. Ar pameni? Tai aš ten gal labiau taip mėginau filosofuoti, dar buvau labai lengvai pasimetęs, nes jisai sako, aš jo nepažinau, mačiau, kad jam nepatogu klausyti, nes aš tiesiog bele ką šneku, savaip dėstau, jisai pripratęs prie struktūros ir jisai pradėjo nervuotis, nes tos struktūros nėra. Tai galbūt tada aš atsakiau apie sąmoningumą, kad apie čia ir dabar, kad sąmoningumas yra apie čia ir dabar. Ir dabar aš turbūt neturiu vienareikšmiško atsakymo. Tai turbūt irgi geras atsakymas. O dabar matomai, kad tas sąmoningumas, jisai labai, jis labai plačiai gali išsiplėsti. Aš galbūt šiandien esu apie dėkingumą ir pastebėti tas detalės niuansus iki mažiausių dalelyčių. O kam jauti dėkingumą iš savęs? Aš dabar turėjau tokią užduotį, ėjau į konsultaciją pas tokį žmogų, Liudą Vasiliauską, ir jisai man davė tokią užduotį. Parašyti, nes viena iš mano temų buvo apie finansus, kita buvo apie santykius su savo sūnum. Tai pirmoji tema buvo apie finansus, nes neatrodo, kad visą gyvenimą nepersekioja ir aš kažkaip vis niekaip ir nemoku ir negaliu susitvarkyti ir toks buvo natūralus klausimas. Po ten kelių valandų pokalbio gavau namų darbą, kad turėčiau išrašyti bent 100 dėkingumo pinigam. Ką šia duoda? Už ką aš esu dėkingas pinigam? Taip. Tiesiog, va tokia paprasta ir jau ten aš esu dėkingas pinigams, nes dėl jų... Čia tarsi norėta panaikinti baimę jiems. Ir baimę, ir galbūt pamatyti giliau apie kainą, nes pinigai galutinė variantė mane privedė prie to, kad tai yra tiesiog dieviška. Viskas yra sureguliuota, sustiguota, aš dėkoju fiziškai pinigam. Tai išraiška. Jo. Taip. Bet kai aš pradėjau keliauti iki mokyklos ir dėkoti mokytojams savo, kad jos mus mokė tiek daug metų, kad mokykla jo mokėjo atlyginimą, kad ta mokykla gavo pinigus. Jo. Tai ne tik iki to, dar ir iki tėvų, ir iki vaikystės, ir iki tokių detalių, kur aš visą gyvenimą visą tai praleisdavau. Tiesiog praskriedavau ten 350 km/h greičiu ir man tai buvo neįdomu. Ir šita užduotis mane vedė iki to, kad aš kažkaip savo išgirdau liktai, kad aš noriu parašyti nuo 5 iki 700. Ir jis jau vardindavo, kad ties 100, ties 80 prasideda tas rimtas pokytis galvoje. Tai aš dabar esu parašęs gal 540, dabar jau turiu kitą užduotį, bet tai man leido pamatyti tą dėkingumą arba gauti atsakymą, tai kur tie finansai. Tai čia tokį dabar jau labai drėpsiu paprastą. Tai Ignai, esi labai nedėkingas. Labai ir buvai visą gyvenimą. Nes niekada gyvenime nematei ir nebuvai dėkingas taip ir tam, kas vyksta aplinkui tave. Savo tėvam už tai, ką jie tau padarė ir kiek tau visko padėjo kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Ten savo žmonai ir aš ten antiek išsiplečiau ir man tada tapo aišku, nebekilo klausimų, kur yra mano finansai. Jie dabar atkeliauja skirtingom formom, bet
turi tam tikri blokai nusimti ir tam tikros realizacijos atsitikti, nes kai kuriems žmonėms atkeliauja dideli finansai. Bet vėlgi, to tokio gilaus suvokimo nėra ir padėkos, nes pasakyti, kad aš esu labai dėkingas, tai yra, kaip ačiū, kad čia viskas atsitiko. Bet į tokį gilį aš niekada nebūčiau pamastęs. Niekada. Tęsiant pinigų temą, aš visada sakau, kad aplink mus knibžda pinigų. Žmonių kišenėse, juk pinigus mums neša žmonės, ar ne? Ir nuo tavo gebos paimti arba suteikti kitiem vertę, tu jų turi. Tai kažkur turbūt tos vertybės atrakina, arba tas dėkingumas atrakina tos blokus, kur tu užsidarai arba nepadėkoji, ar ne? Jo, vienareikšmiškai. Ką dar jauti dėkingumą? Kokiose temose? Tai pastarosios mano čia pastarieji keli mėnesiai buvo apie 540 dėkingumo pinigams, bet ten aš padėkojau daugam. Ir ne tik, kad padėkojau išrašydamas, bet turėjau galimybę apie tai, ką aš kiekvieną dieną gaunu ir patiriu, užrašyti dienoraštį ir išjausti, ir tada netgi ir susitikus su žmonėm, jam paimti ir pasakyti. Ir tai nėra, kad aš kažko noriu gauti savo šitoj vietoj, labiau, kad tiesiog norėjau pasidalinti, kas mane aplankė, kas man atsitiko ir tiesiog ir pasidalinti toliau. Tai ką aš šiandien esu dėkingas, tai neužteks laiko turbūt čia viskam, bet dėkingas esu savo dvasiniam mokytojui, kuris praktiškai rūpinasi kiekvieną mano gyvenimo detalę ir iki tokio lygio taip subtiliai parodo ženklus, kad visa tai, kas vyksta mano gyvenime, yra surežisuota. Praktiškai galėčiau atsisėsti, sėdėti, valgyti popkorną ir viskas vyksta. Nes man kyla klausimų, nes vis tiek tas protas jisai taip veikia. Čia gal ne taip, čia gal ne ten, gal čia taip neturėjo. Bet kadangi jau vyksta, aš turiu išmokti ir suprasti, kad toks yra planas. Viskas gerai, tu daryk, pamatysi. Ir tada, kai jau viskas sprendžiasi ir jau ten paskutinis akordas, aš atsisėdu į krėslą ir matau ant sienos ženklą. Kodėl aš? Kodėl šitoj vietoj? Kodėl prie šito krėslo? Kodėl tuo eisiu kabinetą? Ir kodėl čia tas ženklas kabo? Ir taip, kaip aš jį suprantu, kuris man daug duoda žinių. Supratau, viskas aišku. Klausimų nebeturiu ir eini toliau. Bet daug metų to dėkingumo lyg ir buvo, aš garsiai sakiau, kad labai daug abejonės, labai daug nepasitikėjimo, aš žinau geriau, aš moku geriau, važiuojam. O dabar, kai laikas ėmė stoti, aš nesakau, kad mano gyvenimas nėra greita eiga, jisai yra. Bet visame tame gal toks vaizdinys piešiasi, čia yra ta tokia meditacijos forma, kur mačiau vienam tokiam video, kur vienuolis eina taip lėtai statydamas koją už kojos, jisai tokio lyg tai flow būsenoje, taip lėtai, po truputį ir jo rankos juda, ir jis dar kažkokį kibirėlį laiko, o kamera yra aplinkui jį pagreitinta. Ir žmonės labai greitai eina, o jisai sugeba lėtai eiti tuos žingsnius, labai lėtai būdamas čia ir dabar sąmoningai. Tai galbūt kažkas tokio vyksta, kad išorė veikia greitai, bet aš mokiausi ir savo kėliau tikslus ir labai norėjau išmokti nebepraleisti detalių ir niuansų, nes jos yra nuostabios, jose yra labai labai daug prasmės. Tai turbūt dėkingumą gal galėčiau tavo pagalbą išsigryninau, kad padėkoti už tą momentą, už to sustabdymą, lėkimo sustabdymą. Ignai, o kokį geriausią patarimą esi išgirdęs iš kito? Kas jis įrašė? Žinai, kaip yra, studijuoju coachingą ir coachingė yra pasakyta, kad patarimas yra nuodas. Tai turbūt geriausias patarimas yra tas, kurio tu neduodi žmogui. Tai reiškia, kad jeigu žmogus užduoda klausimą, tai labai lengva yra duoti patarimą ir duoti atsakymą iškart. Iškart pasakyti, kaip yra, nes tu žinai. Bet tu žinai tik iš savo perspektyvos. O tu nežinai, kad žmogaus gyvenime darosi, koks jo yra, apie ką jis yra. Ir gali būti, kad žmogui tu pasakęs, kaip daryti ar kažką pataręs, tu gali jį visai į kitą kryptį palydėti. Tai gavau tą tokį įrankį užduoti klausimus. Ir uždavinėjant klausimus, žmogus pats atranda atsakymus. Tuos, kuriuos jisai turi viduje ir jisai juos žino, tik jisai per triukšmą negali jų išgirsti ir pamatyti. Tai turbūt geriausias patarimas buvo nepatarinėti. Ir uždavinėti klausimus ir mokytis viduje, nes viduje mano tas Ignas Bakėjus, kuris visiems nori patarinėti į kairę, į dešinę, jisai tik tai laukia. Ir net ne tai, kad aš daug metų jo netramdžiau ir jisai ten darė visko. Ir paskui per 6 metus man teko paklausyti ir pagirdėti ir iš šono pažiūrėti, ko aš ten kiek kam visko pripasakau ir paskui gal kažkam reikėjo paskambinti, parašyti, atsiprašyti ir pasakyti, kad aš labai atsiprašau ir kad tai padariau, bet tuo pačiu viduje buvo prašymas ir noras, kad prašau įrankio,
kad nebedaryti taip. O juo labiau, kad kai žmogus ateina pas mane sportuoti, aš viskągi žinau, ką jam reikia daryti. Bet žmogus dar nėra pasiruošęs padaryti tai, ko aš noriu, kad jisai padarytų. Todėl kantriai sportuoti, kol žmogus nieko neklausia, jam tik tai dėstyti tą dalį, kuri yra svarbi, sportuojant, kas čia, kodėl mes darom pritupimą, kodėl taip. Tada jisai sako, Ignai, aš prastai miegoju. Kaip tau sekasi, aš prastai miegojau. Kodėl tu prastai miegojai? Ir aš jam galėjau iškart papasakoti, tu prastai miegojai, nes kodėl tu prastai miegojai? Tai dariau tą ir tą. Aš iš karto daugiau sužinau detalių. Ir galbūt nemiegojime priežastis, o galbūt santykiuose, o galbūt dar kažkur. Ir tada tie klausimai, žmogus apturi terapiją, jisai išeina, jisai grįžta kitą kartą ir jisai sako, kad, žinai, kažkaip aš pagalvojau, kad vis tik tai aš norėčiau tą ir tą dalį išsispręsti ir gal tu turi ką rekomenduoti. Ir šitoj vietoj aš nieko jam nepatariau. Jisai viską pats su savim pasikalbėjo, jis tik tai manęs paprašė, ar galėčiau parekomenduoti. Ir aš jam sakau, aš galiu parekomenduoti, o kaip manai, kokie dar variantai galėtų būti, nes rekomendacija mano tai yra tokia sąlygota. Man tai padėjo, kitiem padėjo, ir nežinau, ar tau padės. Tada žmogus dar pamasto, kad jisai galėtų knygą paskaityti, galėtų dar paklausti to žmogaus, galėtų kreiptis ten, galėtų, ir plečiasi jo sąmonė. Tai dar kitas kampas, kas yra sąmoningumas, kaip plečiasi tavo sąmonė. O žiūrėk, o tie žmonės, kurie yra labai arti, tavo šeima, ar sugebi tą išlaikyti, nepatarinėti, o klausti? Tai dėkui Dievui, kad atsirado šitas įrankis, nes labai lengva ir aišku, natūralu, žmonės užsimiršta ir aš užsimirštu ir kažkokiuose ypatingai karštose diskusijose emocijos užvaldo ir aš pamirštu. Bet visada yra galimybė atsitraukti, visada galimybė yra grįžti prie to, visada galimybė yra tęsti tai. Nes tai, kas atsitiko, tai buvo galbūt kažkoks emocinis sprogimas arba ten kažkas, kas turėjo atsitikti. Nes vėlgi iš tų pačių terapijų pas Liudą išgirdau tą tokį punktą, kad atsitiko, bet mes demonizuojam ir negalim pamatyti toliau. Užstringam toje istorijoje. Jo, beyond, norisi anglišką žodį pavartyti, beyond, tai už tos situacijos negalim pamatyti. Bet jeigu mes gebam išlipti iš automobilio ir pasivaikščioti aplinkui, užlipti ant kopėčių, pasižiūrėti iš viršaus, užlipti nuo kalno, pažiūrėti perspektyvos, iš apačios, jeigu stiklas matosi tas automobilis, kaip ten atrodo ir iš visų pusių, kai apsižiūri, tai nebetrodo to tokia ir situacija. Tai reiškia, kad o gal kaip tik ta situacija atsitiko ir jinai buvo labai gera ir mes dabar su žmona prieš porą dienų kalbėjom apie tam tikras situacijas, kurios vyksta mūsų gyvenime, kad ir aš uždaviau tą klausimą, nes aš terapijoje apie tai ir kalbėjau. Bet jeigu ne šitą situaciją, tu manai kažkas mūsų gyvenime būtų pasikeitę ar ne? Aš manau, kad nebūtų pasikeitę. Tai dabar šitą situaciją buvo gera, kad jinai atsitiko ar bloga? Gera. Bet jeigu nepažiūrėjus iš to kampo, tai jinai tik bloga. Nes pasižiūrėjo, kiek daug visko atsitiko ir kaip buvo viskas blogai. O netgi jeigu ir taip šabloniškai pasakyti, vien dėl to, kad ta situacija atsitiko, tai yra labai gerai, nes mums davė pamokų. Tai skamba šabloniškai. Bet ar į gilį tu žiūrėjai, ar apsvarstai visus pliusus, kuriuos davė, ar apsvarstai, kokie čia yra minusai viso to, ar tu pasidarei detalę analizę viso to, kas įvyko? Ne, nepasidariau. Tai vadinasi, tas atsakymas yra toks paviršutinis. Tai tas čia ir dabar buvimas arba tas sąmoningumas yra apie tai, kad aš galiu iš tikrųjų iš arčiau pasižiūrėti tą situaciją. Aš nestudijuoju 2 metus, bet aš niekada prie tų situacijų negrįždavau. Jos prabėga jau ten 3, 2, 5 savaitės, mėnesis, 5 ir aš nebegrįžtu niekada. Bet jeigu tos situacijos atsitinka ir jom vykstant, dabar jau atsitinka netgi taip, kad jom vykstant, aš galiu sėdėti ir taip, vyksta kodėl, todėl ir todėl, supratau, gerai, kaip aš dabar turėčiau elgtis. Tu turi išklausyti ir nieko nepatarinėti ir nieko nesakyti, išklausyk tiesiog. Ar tai būna visada? Aišku, kad ne. Čia aš kalbu tokį 0,001%. O kaip turi reiškia pykti, kai supyksti? Pas mane eina emocijos, eina pakeltas tonas ir toks atrodo, kad bandymas įrodyti savo per tą pakeltą toną. Sprogdina? Jo, tai, vėlgi, bet mes ir su žmona kalbam apie tai, kad aš pradėjau galų gale kalbėti ir aš ją sakau, žiūrėk, aš kaip vyras esu toksai, man susikaupė kažkokia dalis, aš ją praleidau, nepastebėjau. Ir yra įtampa. Ir aš įtampą raminu, plaudamas indus. Arba tvarkydamas. Net ir paskutinę akimirką ir sekundę, kai jau reikia išeiti pro duris ir kai visi susiruošia. Man įtampa. Ir jeigu, pavyzdžiui, tu matydama tai leistų man suplauti tuos indus, aš plaunu, vanduo nuramina, susifokusuoju, susitvarkau ir aš tada grįžtu į save ir tada sakau, gerai, galim važiuoti, aš nerėkiu, neisterikuoju ir panašiai. Čia labai atvirai dabar kalbu. Ir sakau, lygiai tas pats ir tau.
Jeigu aš tą spaudžiu, mes vėluojam, turim važiuoti greičiau, kiek galim, įsivaizduoju, ką žmonės pagalvos. Ir tada tau rankos kojos dreba, tada atsiranda sprogimas, tada mes su tokiu adrenalinu išvažiuojam. Kas irgi yra gerai, nes mes nenorim pereiti į kitą etapą. Bet kai šitoj vietoje mes pasikalbam, tu išgirdai mane ir tu nori išgirsti mane. Aš išgirdau tave ir noriu išgirsti tave. Tai aš, žodžiu, plaunu indus, tau nieko neaiškinu, ką tau daryti. Tu šiek tiek ilgiau užtrunki ir mes nuvažiuosim pavėlavę. Bet nei tu pyksti, nei aš pykstu, jokių rikimų nėra. Bet jeigu paskui dar giliau eiti, o koks galėtų tas būti įprotis, kad aš galėčiau padirbėti su savo emocijom ir eiti ir mokytis apie emocijas, kodėl jos atsitinka, kaip jos atsitinka. Tu gal, tarkim, išmoktum ten, kaip tą laiką suvaldyti, kaip šiek tiek pankstinti visus procesus, kad išvažiuoti laiku arba atvažiuoti valandą anksčiau. Tai va, tai čia, čia dar yra darbas ties tuo, aš nesakau, tai jau yra pavykę. Emocija nekyla tada, ta karšta tada, kai tu pavėluoji pasakyti, kad tau nepatinka. Iš kur aš turėjau tai žinoti, manęs mokykloje nemokė. Ne, aš dabar tavęs klausiu. Jo, bet tada aš kalbu apie tai, kiek daug metų tai buvo, mes dabar kalbam apie keletą, nežinau, gal mėnesių, gal metai, kai mes pradedam apie tai kalbėti, nors ten ėjimo sąmoningumo keliu yra, bet tai neatsitinka, va šitaip greitai per akimirką. Nes atrodo, kad tai yra savaime suprantama, ar ne? Tai viskas, kas yra savaime suprantama, neveikia. Nėra savaime suprantamų dalykų. Yra klausimas, kaip tu matai šitą situaciją? Ir pasikalbam. Bet jeigu dar atsiranda kažkoks kaltinimas, tada iškart blokas, nebekalbėsim. Bet jeigu pasikalbam, būk geras išklausyk, būk geras nepertrauk, leis pasakyti, nes dar tas mintis reikia sudėlioti ir išgryninti ir pasakyti, ką nori. Ir tai man pasakius apie save, dar tai turi ir būti kažkokia esmė ir prasmė, ir kad tai yra tiesa, aš išgryninau ir čia galbūt ir dabar bus mano status quo. Bet dabar aš taip noriu gyventi. Bet tu čia taip per praeitį. Tai praeitis galbūt galimai buvo, bet man dabar tai, ką aš papasakau, yra tai, apie ką aš noriu pagalvoti ir su kuo noriu pabūti. Ir ar tai yra mano tiesa, aš irgi noriu išsiaiškinti. Ir lygiai tas pats, kur aš irgi turiu būti kantrus, atjautus ir išsėdėti, išklausyti ir leisti išsisakyti ir išgirsti. Neginčyti, ar ne? Ir neginčyti, bet prie didelio greičio man to nepavyko padaryti. Kai būdavo didelis greitis, aš tikrai to nedariau ir nebuvo tos atjautos. Pradėjo lėtėti tie procesai. Aš pradėjau galvoti, kad, tu įsivaizduoji, mano žmona yra individuali asmenybė, kuri turi savo gyvenimą, savo jausmus, emocijas ir kad jos gyvenimas vyksta taip, kaip jisai vyksta. Ir aš turiu kažkaip gerbti jos gyvenimo tą vyksmą ir būti šalia ir leisti būti nepasitenkinime, leisti būti tame, net neleisti, tiesiog jinai gali vykti jai, o aš tiesiog turiu tai priimti ir nekritikuoti, nevertinti, reikia pasitraukti, paklausti, ko dabar nori, man išeiti, man pabūti, nes aš nieko to nedariau. Ir tai labai stipriai praplėtė mano sąmonę, nes aš taip niekada nesvarščiau. Gerai, taip stereotipiškai pasakysiu. Aš kaip vyras niekada nebuvau toks jautrus, kad pastebėti kito individo. Tai čia aš apie žmogų, poreikius, aš apie žmoną savo čia tik. Tada paskui atsisukau mano vaikai, tada dar mano kolegos, draugai, artimieji, tada su bet kuo, su kuo aš einu į kontaktą, to jautrumo niekada nebuvo. Eina savo. Tai čia kai eina kalba apie mano būklę, kokio aš esu būsena, aš čia galiu pasakoti ir aiškinti, kad aš čia, moku, žinau, bet tie subtilūs dalykai man leidžia labai aiškiai pamatyti, kad klausyk, bakėjau, tau dar mokytis ir mokytis, augti. Pameni, kiek tu pasakai dėkingumo, daug metų nebuvo finansam, veiksmam, savaime suprantamiem dalykam. Nebuvo. Tu supranti savo kondiciją. Jo, geras. Tai vėlgi, nenueiti į saviplaką, bet tiesiog suprasti, kad, gerai. Mokytis, bet ne tik mokytis, bet ir pajausti, turėti tų kontaktų ir jų nevengti ir juos eiti. Ir turėti laiko dar ir pasvarstyti, kas ten tuose kontaktuose atsitiko, išsinešti kažką naudingo, kažką nenaudingo. Žodžiu, kad turėtam laiko, nes to laiko niekad nebuvo. O koks tu tėtis, Ignai? Aš manau, kad aš esu labai geras tėtis. Bele kaip geras. Kuo tu geras? Kokios tavo savybės ar privalumai yra tėvystėje? Kaip tu atsiskleidai, būdamas tėčiu? Visų pirma, aš daug metų buvau tėtis, kuris veikia iš inercijos. Nes aš greitai veikiau, greitai judėjau, ir nebuvau jautrus niekam, nes tiesiog užaugau toks grubus. Bet savo kažkaip pasakiau, kad noriu būti kitoks ir daryti kitaip. Nes mačiau savo tėvus darančius
ir sakiau, kad aš mėginsiu kitaip. Bet tada, kai atsirado mano tėvystė, aš pradėjau daryti lygiai tą patį, nes tiesiog įpročiai tokie. Tik toje vietoje aš turėjau su savim pasikalbėti ir pasakyti, ar man tai tinka, ar tai yra pakeliui, ar ne. Ir jeigu ne, tai tada kažką aš galiu dėl to daryti. Ir aš daug metų vis tiek nedariau. Ir tos pačios coachingo sesijos man leido suvokti vieną paprastą gyvenimo tiesą, kad aš neprisiemu atsakomybės nei už savo žodžius, nei už savo veiksmus. Esu geras pardavėjas, labai moku gražiai papasakoti ir užburti. Ir tada žmonės patikė tą mano realybę, kurią aš susakiau. Bet ten viskas ėmė ir dužo. Ir nebeliko tos dalies. Ir aš supratau, kad jeigu aš toliau tai tęsiu, aš jau sąmoningai suvokiu, kad aš save apgaudinėju. Ir ar tau tinka, Ignai, gyventi toliau mele? Man netiko. Ir galbūt aš sakyčiau, kad nuo ten iš tikrųjų ir prasidėjo mano galbūt kitokia tėvystė. Kur sakyti, kaip aš jaučiuosi, pasakyti, kas nepatinka, pasakyti, kad aš nedarysiu. Mano žmonai reikėjo persikvalifikuoti. Mano vaikam reikėjo ir visai kitai aplinkai, nes aš pradėjau tiesiog būti kitoks. Aš visą gyvenimą gal mele gyvenau. Tai mano tas buvimas tėvu, aš pamenu, tai čia aš tai pasakiau, kad aš esu geras tėtis, bet aš mąsčiau daug metų ir galbūt kartais dar pamastau, kad aš esu labai netikęs tėtis. Ne tai pasakiau, ne tai padariau, ne tokias priemonės pavartojau, ten kažkokiam pamokslui, ten savo vaikam ir taip toliau. Tai labai tos savigraužos daug. Tai skatina augti paskui. Ir vat, vėlgi per tas sesijas man teko atrasti, kad jeigu ne mano vaikai ir jų neklausimas ir prieštaravimai ir elgimasis priešingai negu kad aš pasakiau, aš nebūčiau paaugęs ir patobulėjęs net per tiek. Bet net per tiek nebūčiau. Aš tiesiog būčiau savo ramiai buvęs. Nu dabar paidealizuokim, mūsų vaikai tobulai idealiai elgiasi taip, kaip prašė jų tėvai. Jokių problemų, nieko nesako, nieko nedaro ir gyvenimas tiesiog tęsiasi. Ir ten, kur aš dabar esu atsidūręs, mane tai privertė labai stipriai paaugti ir patobulėti. Tai jeigu ne mano vaikas ir jeigu ne jo prieštaravimai ir atsikalbinėjimai, aš nebūčiau paaugęs. Niekiek. Ir aš tada paskui grįžęs, kadangi prasidėjo tos padėkos, aš grįžęs padėkojau savo vaikui. Aš sakau, žinai, aš tau esu dėkingas už tai, kad tu tiek daug metų sugebėjai atlaikyti mano, aš noriu, kad tu taip darytum, tu privalai ir tu kaip ir bandai, bet tuo pačiu bandai dar kitaip, savaip, o aš nesugebu pamatyti. Ir tada visos tos situacijos, kurios ateina va šitaip, jos mane verčia augti ir tobulėti. Tada aš nuvažiavau mokytis, tada nuvažiavau coachingo, tada gestalto, tada į Vyrų kalvės akademiją, tada tarp tėvų sūnų stovykloj būti vadovu, tada eiti paskaitos seminarai paaugliam, jų tėvam ir taip toliau. Ir tose vietose mane tu stūmėjai augti, nes aš tingėjau ir nenorėjau. Tu įsivaizduoji, va tu atėjai vaikas į mano gyvenimą ir tapai mano tiesioginiu mokytoju. Kaip manai, ar jis išgirdo? Jisai pradėjo sakyti pirmoji nepatikėdamas tuom ir jisai sako, tėti, tu čia juokauji, mane labai supykdai, tu čia sarkastiškai, tu čia iš manęs tyčiasi. Kiek metų buvo? 15, 14. Ir jisai man sako, tai paauglys, hormonai, visi kiti reikalai. Ir mes tą vakarą, kai aš jam prisipažinau, jisai nepriėmė. Skaudėjo? Jo, jisai tai yra nesąmonė, tai yra ar tau skaudėjo? Man ne, nes mano užduotis buvo paimti ir prisipažinti ir pasakyti jam, ką aš atradau. Bet bėgo dienos ir atsitiko situacijos, kuriuose mes vėl ir vėl atsitikom kontaktą ir tam kontakte mes pradėjome išnekėti. Ir tada jam irgi kažkokios atsitiko situacijos, kuriuose aš jam sakau, va matai. Ir tai atsitiko dėl to, kad aš gaučiau tam tikrą pamoką, kurią aš išsinešiu arba neišsinešiu, pamatysiu arba nepamatysiu. O aš ir išsinešiau, ir pamačiau. Ir jeigu ne tu, ir ne šitą situaciją, viso to nebūtų įvykę. Ar tau dabar aišku, mano sūnau? Tėti aišku. Tai va, bet tas aiškumas ar neiškumas, aš negaliu pasakyti, ar ten tikrai 100% realiai yra. O kiek dabar jam metų ir kaip tu matai, į ką jisai virsta? Ar tavo kitoks auklėjimas jį padarė kitokiu? Koks jis vyras? Labai sunku pasakyti, nes jam 15 metų, nes ateityje, kas jo laukia, aš nežinau, bet aš tik iš to, ką aš mokausi, skaitau knygas, matau realiai, kas vyksta mūsų aplinkoje ir suprantu, kad visi tie vaikai, kurie gavo kažkokį tokį, kitokį priėjimą, kažkokią mentorystę vaikystėje, kažkokią kryptį, kažkokį tokį neišsitaškymą, ne visą duokit man pasaulį patirti čia ir dabar, aš nemoku tuo susivaldyti ir ten prisidarau nesąmonį, bet iš tos patirties visi kažko atsineš. Bet kažkoks yra šioks toks rėmas, kur galima judėti ir viso to pasaulio didžiausi, iškilmingiausi žmonės, kuriuos mes matom ir girdim,
jie visą tai kažką turėjo. Ir turbūt, kad tai yra tiesa, bet gal, jeigu mes tų vaikų neribosim, jiem leisim padaryti, gal jie dar kitokie kūrėjai atsiras. Tai aš negaliu atsakyti, nes čia yra tokie, gali būti ir taip, ir taip. Aš iš pajautos, kad mes su žmona irgi vakar kalbėjom, ir jinai sako, iš kur tu žinai, kad tavo elgesys yra teisingas? Nesgi yra profesionalai ten visokie, kurie gali pasakyti. Aš sakau, žinai, aš buvau bernas, dariau tuos dalykus ir jisai irgi yra bernas ir jisai daro. Ir aš matau viens prie vieno žingsnius, nes aš tiek nesikeičiau tuo metu, kai aš jį auginau. Todėl jisai daro tai, ką aš tuo metu mokėjau ir jisai atkartoja. Tai šitą dalį dar aš žinau, bet aš dabar mes su juo mokomės ir jisai mokosi ir knygas skaito ir patiria gyvenimą ir jisai jau kitaip svarsto. Ir aš būčiau gavęs visą tai 14, 15, 13, 12 metų. Aš nežinau, kaip tai būtų mane pakeitę, nes aš visą tai dabar darau ant 40 metų. Tai aš negaliu pasakyti, koks jisai bus. Dabar jisai yra labai išmintingas, jisai labai yra atjautus, jisai geba ateiti čia ir eiti pasitarnauti, savanorystę užsiimti. Ir jisai mato tame prasmės ir jisai sako, viskas gerai, man pinigų nereikia, aš suprantu, kam aš tam darau. Aš tokių pamąstymų neturėjau. Knygų skaitimų, pasirinkimų, kad aš jam pavardinu, va, pasirinkimas tavo toks ir toks, ką tu norėtum pasirinkti ir jisai sėdi ir apsvarsto galimybės, jeigu eisiu šitą kryptim, kas bus, jeigu eisiu šitą. Nuėjo paragavo šitos, grįžta atgal ir sako, šitos nenoriu, noriu šitos. Pas mus taip nebuvo. Tai aš kaip tik vakar turėjau rašyti apie savo sūnų tokią eilutę, koks yra mano sūnus. Ir aš daug gražių dalykų apie jį išrašiau. Ir aš kažkaip skyriau tam laiko ir jisai ir drąsus, ir išmintingas, ir jo galva labai gerai verda, jisai labai gaudosi matematiko ir jisai neria tenais, jis yra labai draugiškas, turi labai didelę širdį, labai atvirą širdį, visus priimti. Ir dar kartais, kaip vaikas būdamas nemoka, filtruoti kažko, taip, žodžiu, toks viską priema. Kartais reikia filtruoti, bet tie filtrai per gyvenimą turbūt atsiras. Jisai yra labiau pažengęs už mane, jeigu taip vertinam. Tai, ką jisai dabar patiria, tai, ką jisai mato, tik tai tada, kada aš visą tai gavau ir pamačiau 30, 30 kelių, o iki to laiko labai stipriai grybavau arba patyriau gyvenimą, tai jisai jau visus tos dalykus dabar turi. Ignai, ir turbūt pabaigai, o kur tu eini? Kas toliau? Aš laikausi savo dvasinio mokytojų, pavadinkim, lotosinių pėdų, toks yra išsireiškimas, tai kaip gal bežymėlę kokią paimkime, ne? Tai aš taip išsireiškiau apie lotosinės pėdą savo dvasinio mokytojo, bet duosiu tokį pavyzdį, kad žmonėm galbūt neatrodytų taip, apie ką aš čia kalba. Tai aš dabar kaip bežionėlė laikausi įsikabinęs į savo mamą, kuri šuoliuoja per tvorą, per medžius ir lekia. Ir tos mamos nėra toks labai didelis prisirišimas prie to vaiko bežionėlės. Vaikas nesilaiko, atsikabino ir nukrito ir jinai jį palieka ir išgyvenk pats. O ten jau gyvenimas atšiaurus, šunys, vilkai, visi ten gali tą bežionėlę suvalgyti, juo labiau, kad negali kristi ir užsimušti. Tai ne vieną kartą aš esu čia, čia man viskas gerai, aš čia moku, aš čia galiu ir aš ten visaip kaip buvau ir mėtytas, ir trankytas, ir visko buvo. Bet mano gyvenimas toliau yra apie tai, kad aš kuo toliau, tuo tvirčiau noriu laikytis įkabinės. Nes tiek, kiek mano gyvenime atsitiko, kaip mano širdis veriasi, kaip mano gyvenimas keičiasi, pasaulis keičiasi. Ir tai buvo mano užsakymas. Aš prašiau dvasinio mokytojo, kuris man papasakotų apie meilę, apie jos gylį. Tai vis dar po šiai dienai 14 metai eina ir vis dar to yra ir gilyn, ir gilyn, ir gilyn. Ir tai tiesiog mano veria visą širdį ir aš labai labai džiaugiuosi, kad tai vyksta. Bet kuo toliau, tuo mažiau norisi galbūt dalintis į išorę, labiau laikai visą tai viduj, nes tos suvokimai realizacijos, žmonės turbūt turi iki to ateiti. Arba tada, jeigu ir kalbėti, tai tada kažkokiom temam, kur žmonėm būtų aišku. Tai aš kalbu apie sportą, apie jo naudą, apie tai, kad visko mes pasieksim, viskas pasiekime. Pritaikoma. Jo, kad tai pritaikoma būtų, ne kad žiūrėk va čia apie gylį ir tada žmogus jis taip žiūri ir sako, tai ta dalis. Toliau užsakiau spalvų. Man labai trūko spalvų, tai mes sėdim čia labai spalvingoj vietoje ir tai yra, širdies galbūt atspindys. Tada Dievas mano gyvenime jisai buvo ir aš jį kažkaip mačiau, bet irgi nebuvau mokytas tam. Neturėjau realizacijų, neskaičiau knygų, nieko. Tiesiog kažkokių skirtingų kampų. Tai gal irgi prašymas buvo, kad pamatyčiau jį, kad jisai atsitiktų kažkokią formą, kurią galėčiau priimti ir su kuria galėčiau gyventi. Nes kažkaip patai, aš pasinaudojau
Eat, Pray, Love filmo pavyzdžių, kur Julia Roberts tai padarė ir aš atkartojau ir vat, štai kur mano gyvenimas dabar. Ir atrodo tokioj paprastoj detalį ir vietoj, žiūrint blockbusterį filmą hollywoodinį, taip jam ir atsitiko. Bet taip ir atsitiko, tai mano gyvenimas juda toliau va tą kryptim, kad aš toliau einu šitą kelionę, man jinai labai patinka. O tos išraiškos, kurios keliauja iš mano vidaus, tai aš irgi, žinai, pats stebiuosi. Vat mes dabar sėdėm su ten kalbam ir tavo tokie labai gilūs išmintingi klausimai ir jie tiesiog traukia iš manęs kažkokią tą informaciją, kad aš pasidalinčiau. Paskui žmonės klauso tų podcastų, jiem kažkas surezonuoja, jie nori kažką patirti, pažinti giliau. Tai labai prasminga. Aš manau, kad toliau likti prie edukacijos ir visom įvairiausiom formom informuoti visuomenę apie tai, kas yra svarbu. Tai mano šitam gyvenimo etape dabar yra svarbi sveikos gyvensenos tema, motyvacijos, įkvėpimo, vidinės ramybės. Ir aš noriu apie tai šnekėti. Tai gyvenimas sulik kelionė, ar ne? Tai turbūt jau galima būtų mane labai greitai nurašyti, jeigu aš kažkada paimčiau ir pasakyčiau ten, nu tai va, tu jau čia viską sužinojai ir aš viską jau žinau. Aha. Nu tai tada atėjęs sutaikymą kažkur išsiųsti. Tai aš manau, kad šita kelionė jinai yra iki paskutinio atodusio. Jau kad jau taip, jau gautis, kad aš viską žinau, tai aš dar, va taip kaip ta atsirado kūno savijauta, kad aš stoviu ir suprantu, kad man nieko neskauda ir wow, nesu patyręs to jausmo, tai dar šito jausmo nesu patyręs, kaip tai atrodo, kad ne va, tai tu viską žinai. Bet tikiuosi gal tokio jausmo ir nepatirsiu, labiau gal būsiu ir linkiu savo turbūt būti mokiniu visą gyvenimą. Ignai, ar turi man klausimą? Kodėl darai šitą laidą ir kodėl tokia forma? Ką tau tai duoda? Aš manau, kad daug labai duoda. Praplečia požiūrį, pasidaliname su visuomenė, galbūt kažkiek giliau, ar ne? Tu žiūrėdamas laidą pamatysi, kad pradžioj keičiau kryptį klausimais. Nes labai dažnai žmogus pradžioje deklamuoja. Aš labai norėjau, kad tu kalbėtum ne tai, ką žinai, bet tai, ką jauti. Ir man tada žmogus yra gražiausias. Aš tikiu, kad mums pavyko tą šiandieną padaryti ir mes abu išsinešim į gyvenimus, į savo kasdieną kažkokį šiltą, gerą jausmą pamastyti. Po kiekvienos laidos aš visada galvoju, kokią pagrindinę mintį išsinešiau, pakalbėjusi su tuo žmogum. Man būna atsakymas, ateina po 2 savaičių ar mėnesių, netgi taip. Aš niekada neskubu atsakyti. Tai dar nežinau. Tai labai ačiū tau tikrai už tokį atvirumą. Ir gal tu turi paskutinį žodį ar linkėjimą žiūrovui. Juk tu ir pats būni laidų žiūrovų, ne? Ir ką tu perduotum nuo savęs? Aš jiem visiems noriu, ir vėlgi aš neturiu frazių pasiruošęs. Man tiesiog ateina į širdį, ką aš noriu pasakyti, o dabar atėjo vaizdinys, kad žmogus stovi vidury gatvės, labai apkrautos gatvės, kur visi važiuoja, pypsina, šaukia, rėkia, vyksta kažkoks veiksmas. Ir tai yra tolygu mūsų vidiniam triukšmui ir išoriniam. Ir aš norėjau pasakyti žmonėm ir palinkėti, kad yra realu surasti vidinę ramybę. O žmonės dažniausiai jos ir ieško, tai yra jie nori būti laimingi, tai kad ta vidinė ramybė yra pasiekiama ir kad jinai yra mūsų, nežinau, ten metro spindulyje, net nereikia toliau eiti, kad visa tai yra vidur ir kad tai yra įmanoma padaryti. Žiūrėk, kaip gražiai pasakei, kad laimė nėra išorinis triukšmas. Ačiū tau labai už pokalbį. Dėkui tau labai, labai gražiai.